Labas vakaras, klausau jūs. Labas vakaras. Labas vakaras. Aš čia Rasai paskambinau. Taip, o su kuo šneku? Čia Algirdas. O kokiu klausimu? Raselė, aš esu iš antstolių agentūros ir mano pavardė yra Vizgys. Ir Raselė taip gavosi, kad esat jūs nesusimokėjus už komunalinės. Ir jūs esat paduota, reiškia, jūsų skola yra perduota mums. Tai aš žinau, kad susimokėsiu šį mėnesį. Nu tai žinau, kad šį mėnesį jau mes turėsime iš jūsų išieškoti. Nežinot kas, buvo pratinkęs laiškas mano. Nu tai aš žinot, kiek kartų per dieną klausausi tokių istorijų. Tikrai žinokit, va šį mėnesį atėjo tas laiškas. Aš klausiau paštininkės, praeitą mėnesį sako, nežinau, kur tas laiškas. Raselė, nu tai tu dabar pagalvok, kiek aš kartų per dieną turiu klausytis tos pačios istorijos, kad pamečiau laišką. Čia, žinok, 10-ukė dažniausių atsiprašymų yra kokioj 3 vietoj. Jau žinokit, antroj vietoj yra šuo suvalgė. Paštininkė tą kriepti, ką nors nežinau. Tai man dabar eit pas paštininkę išsiieškoti skolos. Nes yra va dabar skola atsiųsta 384 litai 56 centai. Žinot ką, aš gavau šį mėnesį laišką. Nu, o kiek tenais buvo? Įmesta. O kiek tenais buvo suma? Va, tuoj pasakysiu, už 6 mėnesius, čia už 6 mėnesius atėjo man 46 litai. O tai kodėl pas mane yra 384 litai 56 centai? Va, žinokit, nežinau. Tai gal čia tą paštininkė ką pribūrė, kad didesnę sumą pasakė? Nežinau, man už 6 mėnesius atėjo, nes praeitą mėnesį negavau. Raselė, nu kaip tenais bebūtų, ale man reikia 384 litų 56 centų, čia yra su antstolio mokesčiu. Tai tuoj aš užsirašysiu ant lapuko, jau aš tų antstolių tai nemokėsiu. Ai, tai kaip? Oi, dar ir kaip Raselę mokėsit? Nemokėsiu, aš nieko, žinokit. Nu tai ką žinau, nebent tenais kažką tai bandysim tartis, bet šiaip tai yra antstolių mokestis, katrą jeigu jau paduoda jūs į antstolius, vadinasi, reikia mokėti. Man atėjo laiškas. Ar mes per teismus eisim? Sako, aš tai nieko nežinau, tai kas laiškas nešioja, aš ar jinai? Nu tai ar aš nešioju laiškus? 300. Tai pala, Raselė, ar aš nešioju laiškus dabar? Nu ne jūs. Nu tai prie ko čia aš dabar kaip tenai su tais laiškais? Tai aš jau man sumokėsit, tai jau pato, kaip atsirakuosit su ta paštininkė, tai jau man žinokit, čia mažiausiai rūpi. O man tai irgi. Sakykit, nu tai, oi, žinokit, Raselė, taip jau gausis, kad jums labiausiai rūpės šitoj situacijai, nes mes dar netokių skolų esam išsireikalavę iš žmonių. Tai tikrai, nu, nežinau, nes jeigu yra be šito antstolio mokesčio, tai gaunasi 84 litai 56 centai. Tada, nes yra šiaip 384 litai 56 centai, o jeigu be antstolio mokesčio, tai tada gaunasi 84 litai. Tai aš nežinau, kaip čia mes tarsimės dėl tų 300 litų. O kas jums numerį mano davė? Nu tai mes antstolė, Jėzus, jau mes tai galvoju, nes aš dar netokių dalykų apie tamstą galiu sužinoti. Nu taip, aš suprantu. Aš tai žinokit, nuomininkė. Oi, ne nuomininkė. Jo, nuomininkė, aš nuomojuosi. Tai nuomininkė, ne nuomininkė. Nuomojuosi aš šitą butą. Ir aš kaip pirmas iki, kada aš čia mokėjau, neatsimenu. Ne, tai žiūrėkit, Raselė, tai tiesiog tai padarom. Yra 300 litų mokestis antstolių ir yra 84 litai 56 centai, plus čia vat reiškia yra skola. Čia yra visa mano suma, katrą jau aš čia turiu. Tai va, tai man reikia tos sumos. Tai kada man, nes aš galiu dabar padiktuoti sąskaitą, į katrą galite pervesti visus pinigus. Man jūs pasakykit, kiek aš skoloju iš viso. Aš nueisiu pas savininkę.
O kam pas savininkę eiti? O jei ne mano problema čia. Jei jinai nesumokėjau kažko. Nu, tai jinai irgi sako, kad tai ne jos. Sako, ką aš žinau, ką mano ta nuomininkė pridegino. Sako, ką aš žinau, ką mano ta nuomininkė šičia gal jinai vandenį leidžia kiaurą parą. Čia už vandenį? Čia aš gavau tokią sumą. Gavosi taip, kad čia ir už vandenį, ar už elektrą, ar supranti, už šuniukus, man čia nelabai rūpities pasakius. Man reikia tų pinigų. Labai mėgstu pinigus. Tai pasakykit, kur jūs rasta? Aš galiu padiktuoti savo sąskaitą, tenais viską įpervis. Ne, aš noriu pas jumis asmeniškai atvažiuoti. Ką, pasitarti dėl tos... Aš viską noriu ir tuos dokumentus pamatyti noriu. Na? Noriu pažiūrėti, kiek už ką aš ten nesuskoloju. Nu? Tai ką, dabar pas manys atvažiuosite, tai da mažu manęs su atsuktuvu padursite, ką man čia problemos. Vat žinokit. Nes čia, aš nežinau, ar už šiukšlės, ar už ne už šiukšlės, suprantate, ar už šuniukus. Nu tai va, iš kur jūs man paskambino. Man svarbu yra, kad man būtų pinigai. Ką sakau? Man nesvarbu, man svarbu, kad pinigai būtų. Kad pinigai man būtų, man svarbiausia yra. Aš irgi myliu pinigus. Jūs pats sakot, ar už šuniukus, ar už vandenį, ar už elektrą. Jūs man konkrečiai turit pasakyti, už ką aš jums esu skoloja. A ką aš žinau, parašyta komunalinės. Ar už prezervatyvus, ar už ką vėl ne kitą. O tai labai daug prezervatyvų naudojat? Taip. O tai kaip čia, tai galim mes dviese panaudot prezervatyvą, tada nereikės mokėti 300 litų. Aš turiu su kuo. Dieną į naktį yra šalia. Dieną į naktį. Tai mažu pavakarė galiu ir aš būt šalia. Sakykit, nereikia man. Sakykit, už ką turiu aš sumokėti? Už tai, kad aš esu antstolis. Antstolis. O taip. Va taip. O už ką antstolį turiu aš sumokėti dabar? Ar už vandenį? Už tai, kad aš taip pasakiau. Ar už elektrą? Ar už dujas? Ar už ką? Už šiukšlės. Už šiukšlės. Taip. Taip. Už šiukšlės aš gavau šį mėnesį laišką. Už 6 mėnesius. Tai gavosi 84 litai 56 centai. Nebent braukiam tos 300 litų, aš atvažiuoju kažką, tai tų prezervatyvų panaudojam ir viskas tvarkoj. Prezervatyvų man nereikia. Nu galim ir be prezervatyvų tada. O kiek buvo? Vieną kartą į viskas. Kas vieną kartą į viskas? Nu, už 300 litų. Kas 300 litų? Nu, už 300 litų antstolio mokestis. Vienu kartu kažką tai pasilinksminami viskas, skolos kai nebūta. Nes yra vienas dalykas, tik tai, katru aš labiau mėgstu nei pinigus, tai yra pasilinksminti. Jūs ant to žmogaus užšaukot. Nu, tai aš dar kol kas neužšaukau. 300 litų, ne? 400 litų. Jau 400. Aš dar 100 primokėsiu. Jau 400. Dar 200 primokėsiu. Dar. Gražus tavo balsas, nu, davai tada 300. Da 300. Nubraukiam skolą ir aš dar papildomai 300. Nejuokykit, ponas. Raselė, 500 litų. Papildomai. Nubraukiu skolą ir da 500 litų duoda. Vieną kažką tai... Jau jūs čia ponas putrinat smegenį, žinokit. Žinokit, Raselė, aš jums noriu vieną dalyką pasakyti. Na. Zip FM. Rasa, mes skambiname tau iš Zip FM radio stoties iš Vilniaus. Čia radistai. Nepyk labai. Jokios skolos... Ja, žinokit, užpykau jau viską. Žinok, jokios skolos nėra, tiesiog taip pajuokavom. O kas norėjau pajuokauti? Avilė žino. Neturim, nežinom. Sakė, kad draugė. Pasirašė draugė.
Tai va, Raselė, tai nepyk labai smarkiai, viskas gi tvarkoj. Jau viskas nepyksta. Ačiū Dievui, jau nesigandau. Ne, tiesiog viskas tvarkoj, klausyk. O būtum mokėjus ar ką būtum darius? Aš galvojau, kaip žmonės šneka, kad paskambina ir tenais vienu žodžiu būna. Sako, jūsų sūnus avarijai papuolė. Aferistai. Jo, ir aš maniau, va šitai, va sako, Aišku. kaip jūs sakot, už elektrą, už va, gudri mergaitė esi. Esi gudri mergaitė, Rasa. Gerai, klausyk, Rasiuk, tai sėkmės tau naudojant prezervatyvus dieną naktį su savo draugu. Kad jau išėjo iš kalbos. Nieko gerai. Nenaudoji nieko, visa Lietuva mano jau dabar kitaip. Jop. Na, gerai, sako mano, gerai. Gerai, Rasiuk, tai gero tau vakaro. Gerą vakarą.